Mauzerį atsibodo, to šventės atsibodo, maisto likučių damušinėjimas, pakalbėkime apie šou biznį. Nu, pakalbėkim, nors pas mane kaip ir dar silkutės yra nuo kūčių. Ne, užteks apie tą maistą, jau bloga dar. Pakalbėkim apie lietuvišką šou verslą. Kodėl jis nepasiekęs aukščiausio išsivystymo lygio? Nu, o kas yra tas aukščiausias išsivystymo lygis? Aš taip ir žinojau, kad iš to paklausit prasto išsivystymo pelę. Aš jums aiškinu. Pirmasis šou verslo išsivystymo lygis yra tada, kai žmogus iš gatvės patenka į televizorių, o iš televizorio išspirimas į gatvę jau žvaigždę. Tai jau šitas lygis kaip jau ir pasiektas. Antanas, Radžis, Rimiškis, Jurkas Smoriginas. Vo, jūs jau pradedat mąstyti. Antrasis šou verslo išsivystymo lygis yra, kai šou verslo žvaigždė pradeda paveiksluotis ant žurnalo viršelio nuogam pavydalė arba kokia nors kilimo fonė su nuoga, ką čia slėpti, putka. Na tai šitas lygis irgi jau pasiektas. Čia ir Donalda Mieželytė, ir Agnė Jagelavičiūtė, ir seks ekspertė, ir Oksana Pikul. Stebiuosi jūsų žvalgių protų, kai sakant. Trečiasis, aukščiausias lygis yra, kai jau esi žvaigždžių žvaigždė ir tada tavo home video porno atsiduria internete. Nesupratau. Jūs nesupratot. Aš jums tada paaiškinsiu daskonaliai. Duokite ausyti, aš jums paaiškinsiu. Pasišiausite. Jūs jau žvaigždė. Jau kartokit. Aš žvaigždė. Jau žvaigždė. Jau žvaigždė. Jūs, aš jau žvaigždė. Taip. Ir tada jūs namo atsivedat meilužį. Taip? Nu, vyrą, moterį arba abu. Taip? Nu, arba abu, sakykime. nu abu. Nu. Arba abu. Arba abu. Nu, taip, kad. Nu, trumpiau. Gerai, ir tada jūs paveiksluojatės filmuodami kamkorderiu sekso scenas. Rodo ten užsidėjęs tą raudoną obuoliuką į burną. Jūs plakat ten iš. Susiot galbūt galima irgi. Ir tada tą video juostą jūs labai kruopščiai ir atsakingai užrakinat seife. Pakavojat. Skaičių kodų, taip, pakavojat, užrakinat. Raktą prarijat, juokaujat. Ir tada jau sekančią dieną tas jūsų video su jūsų tais vaizdeliais išgamos atsiduria internete, YouTube, Pornhube, YouPorn, Xhamster, RedTube. Ir netgi xhamster.ru. Tai aš supratau, tai čia amateur celebrities. Tai čia Britney Spears, Paris Hilton, net šita Kim Kardashian, ten žinau, nu ir ką. Nu tai vat būtent. Ir mano klausimas yra, o tai kur yra lietuviškas trečias aukščiausias lygis, suprantat? Kur, pavyzdžiui, kas nors ar matė Rimiškį su jūreivio uniforma ir su partnerė nogai žaidžiant katais? Arba Radži su odiniais čigono rūbais, bliurbinant į kokį čigoniukę, atsiprašau. Arba Jurijus Smoriginas apsirengęs spragtuko rūbais ir myluoja ant kokią snieguolę užsodintą ant ginekologinio lėktuvo. Kur? Nėra. Net sėlo ir to home video nėra. Nu tai dėl to ir neturim A lygio šou verslo žvaigždžių Lietuvoje, reiškis. Siemensai ten ar Žalgirį pilną surinkti čia lengva. A tu padaryk home video porno. Nieks nepadaro. Šiš. A jūs pats nenorit nusifilmuoti? Operatorius čia viskas kaip ir... Galvoju dabar šitokį pasiūlymą. Bet čia nebus home video, einam gal geriau pas mane namo, tada bus home video. Pasifilmuosim, aš turiu kamerą. Bet jūs turėsit man nupirkti jūreivio uniformą, nupirksit man. Aš dar čigoniuką pažįstamą turiu. Nenorėtumėt? Na, man kažkaip galva šiandien skauda. Tai jūs galėsit gulėti? Ne. Aš jūs rutuliuosiu. Ne, nu baig, ne. Aš jūs padarysiu. Ne. Jūs paskambinkit kam nors. Aš jums atsisėsiu ant veido. Pažįstamų turėsit, turit visi. Ne. Nenoriu. Nu tai, kaip su tokiu būsi A lygio žvaigždė?